Tai labas vakaras. Sveikinamės iš virtuvės, Kirūnai. Taip. Ragiukai, va. Turim ragiukus. Turim 2 lovas. Čia jau biškiai okupata. Turim grobį iš parduotuvės. Kitą grobį jau Monika taršo pilną burną. Taip. Turim kambariuką. Turim kuprinę. Dušas kažkur kitur. Tai vast atskridom, nieko nefilmavom. Yra visokių briedžių pardavime. O rytoj 7 ryto į autobusą. Tai va, biškį maistelę pasiruošėm, susipakuojam kuprinės ir rytoj 7 ryto jau važiuosim iš Kirūnos, bus ateitę. Labas rytas. Labas rytas. Kad tik atsikėlėm dar civilizacijai. Ir dabar žygiuojame į autobusą. Tikrovė daiktų, šmutkių, visko, bet visai gražu. Toksai rajoniukas Kirūnos. Ir paspirtuką turim labai mastom, gal reiktų pasibandyti su juo pavažiuoti. Kiek kainuoja, koks apsas. Oi, iškliuvai. Apsas. Hop. Reiks pračekim. Pažiūrėk, koks šešiaratis. Va čia tai aparatas. Kur šypsena? Kad čia taip matai? Į kalniuką puškavom? Nu, per kamerą visai neatrodo, kad čia kalniukas. Bet gražu, saulytė. Į dešinę. Čia va matos visi žiedai išarti. Ta bažnyčia vežia. Supiltos kokios 6 juostos. 2 juostos asfalto yra, dar 4 grūzo. Ir visur akmenų tokių visko. O dabar kertam kampą, jau pirmieji nuotykiai nuo kalniukų. Čia tuneliukus, gražiai perėjų nėra, visur tuneliukai padaryti. Oi. Nu nėra čia tai baisu gal. Tai va turim Kirūną, Kupsą, vakar nusiaubėm šitą. Prisipirkom daug nesąmonių. Video dar padaryti. Tokį video, tik to, kad turim nufilmuot mes dar. Tai va dabar kažkur žygiuojam pro Burger Kingą. Bet jis tik nuo 10, pas mus dabar yra 6:20. Ir keliaujam į autobusą, važiuosim. Čia vat stovėjo ta bažnyčia, dar bokštas kažkoks likęs vat šone. Ir čia ją keliu vežė. Net nežinau, turbūt į kairę šičia. Ten nusileido jo, nes čia viskas išplatinta, tai va, kiek žvirų visko supilta. Tokie važinės, duodos po gatves. Viskas išardyta, ženklų nieko nėra. Bet ir tuščia, nežinau, 3 žmonės sutikom, 20 mašinų. Vakare irgi 2 žmonės ten matėm. Atrodo, nieko nėra, bet čia ir baseinai. Ir kaip ir koncertų salės, dar kažkas, visko pilna. Įdomiai. Tai kaip tavo rytas? Mano rytas puikiai. Kažkas Atėjom pasivaikščiom dabar. Va čia tai gyvenimas yra iš tavo. Va čia tai gyvenimas. Didžiausiai. Labai skanu. Žiauriai galiu sumušinėti su Filadelfija viską. Man tai patinka. Ta duona gal visai gera. Patinka. Pavyzdžiui, tavo draugas. Ne. Taip, laukiam autobusą. Važiuosim. Bet šiaip maistas taip brangus. Na, nusiaubėm dar vieną kupsą. Prisipirkom vandens. Ir kažkokių tai saldumynų neiškių. Ja, o dabar einam valgyti burgerių. Ir lauk dar valandą iki... Norėčiau Per valandą. pabrėžti, kad einam valgyti burgerių.
Ir Taip. 10 ryto. 10 ryto valgyt burgerių. Ir laukiam autobusą dar 1,5 valandos. Tai va toks nuotykis. Gal steikeras, steikausias yra. Tai bet net ir Stotį turim traukinių. Man sako, labai gražiai. gražu, tai kalbai, kad matos. Važiuojam 5 autobuse. 4 reiks pasnausti. Nu, tiksliau 4. Nu, 4, jo. Reikės pasnausti autobuse, atvaizdai Palanga gražus. Tai va, kaifuojam nuo gyvenimo. Kodėl jį lenki? O mes irgi taip sutiksim? Pigu, pas mus jau vasara. Mes sušilę iš autobuso ką tik. Dabar eisim nusiaubt 2 parduotuvės – Kupsas ir Ica. Mes iš tikrųjų jau kaip senukai kokie ateinam, palyginam kainas, pasilpavom, pažiūrim, Jo. kas pigiau čia, kas brangiau. Taip. Tokie, atrodo, kad nežygiuoti išvarimo, bet padaryti analizę. Nu, viskas, atėjo autobusai. Papasako, Prekes kad čia įkrauna. prekės pristatytas į šitą Jo. traktorio pakelimą, kaip jis vadinasi. Ja. Visiškai Tai rodžiau. nesusidomėjau. Rodžiau, aš jau fotkės dariau viską. Ką, jungiu žygį? Jo. Kur tas vaikas mūsų? O dabar kur einam? Kalną. Ką? Į kalną. Na va, žygiukas įjungtas. Truputį vėsoka, bet manau judam sušilsim. Taip. Sakau, Arba kad baisiausia mikrofoną. turbūt, kad naktį gali būti šalta, o dieną tai vis tiek judam, krutam. Nebus, šalta apsirengsi, nebus. Tai vat, viskas, už 300 metrų įsiliesim į trasą. Koks krioklys. Nueičiau, bet dar spėju bus, tai nenueisim. Stokis, ateik čia. Viskas, žygis, keliaujam į žygį, valio. Valio. Viskas, Va, koks pjūklas. Čia dėžė su lasdom, jeigu neturi savo, gali panaudoti čia esančią. Tai toks namukas, gal gyvent gali, nežinau. Visai gražiai atrodo. Nu ir ką, trailas prasideda. O čia vat startas. Monika! Let's go! Va šitą ant krioklys šniaukščia. Gerai, šiaučiam, nes lietus ateina ir bus už valandos kitos. Nu ką, laukia pirma pelkė, išbandymas. Nu, per kur brisim, kad visas tokias čia takelis yra. Čia normalesnis. Nebrisk kitą purvą, nu. Gi puikiausias takelis. Ai, kai neklauso, tai neklauso.
Šiaip mėlynių yra belė kiek va. Pasižiūrė yra. Vien mėlynės. Bus ką valgyti tikrai, neišalksim. Tai va, turim 16 km, vieną nuėjom, prasideda liepteliai. Oho, kur tu ten pjauni? Tipo komforto nereikia? Per lentutės? Jo, lipam į kalniuką. O čia girdės, kaip aš dūsauju? Ne, baigtų. Niekas nesigirdės. Sargi kakas, užlipam, kako? Aš palaiminta, nes neužlipau. O kiek jau nuėjom? Nuėjom 1,5 kilometrą. Tie. Ar jau nuėjom 2 kilometrus? Ne. Čia mano dabar smagiausias žaidimas bus. A čia dar aukštai lipti reikės? Aš tavęs norėčiau to paklausti. Gerai, kad pas mane žemėlapį, tai mokininkai nežino nieko. Kiek mes eisim, kur eisim, kada eisim. Galima pavadinėti lengvai. Šiaip turėtume užkilt aukštyn, išlipt į tokią lygumą ir tenais jau bus visai padoriai eit. Dabar čia tik kokie 5 kilometrai bus į kalniuką. Mate, aš jau pavargau, kiek čia dar bus to kalno. O, pelkę, brisim per pelkę. Na. Da jau sukamės viskas. Einam ir mes kambarį būkintis tam. Vynelį gerčiau, mėgočiau. Ten šampę kažkokią liurliną mačiau. Nu ateik, tai tu su lasdom. Dedi lasdą. Kur? Čia, kur žemė? Ne, tenais ant akmenuko, biškį dažniau, va čia. Nu akmenukas, matai, kur šviečia. Tai paslysiu ant akmenų. Ne, paslysi, nu biškį ten atramytė kita lasda. Karon. Aš tai kaip močiutė. Kur aš pasirašiau? Parodyk, kiek nuėjom. Ar jau pusę kelio nuėjom? Iki palapinės yra 4-3 kilometro. Kažkokios tais. Nuėjom. 2 kilometrus 220 metrų. Tai super. Toks čia grybas. Čia raudonviršis. Raudonviršis. Koks gražus. Tai reiškia, čia grybų turėtų būti. Imsim Šitą galim pasimti. Su ko valgysi? Labai gražus. Taip ant lasdos ir nešęs pasismeigus. O jeigu uogienę čia išvirtume, mums cukraus davė, prisirinktume. O, į ziploką tik reiktų uždaryti. Užmarinuosim ziplokę. Va, čia tai idėja, Monika, šitą užsirašyti reikia. Upė. Nu, vėjukas truputį pakilo. Jo. Grybukas žiek raudonas, čia gal musmirė, ar čia uoga O kažkokia? čia musmirė. Musmirė? Galvojau vėl kokį raudonviršį parodys. Bet mes šaunuoliai. Mes patys šauniausi. Malūnsparnis. Tave skrenda ar ne? Gal? Monika sakė, čia labai gražu prieki, tai išjungiau kamerą. Tikrai labai gražu. Man tai labai gražu, tas kalnas matosi. Tikrai lepšiai? Čia raudonviršiai. Nežinau. Taigi nukasti viški, reiškia valgame. Raudonviršiai pagal kotelį. Krapina lietutis. Žiūrėk ir čia kokie gražučiai. Gerai, grybukas einam, lietutis krapina. Nu, ko ne. Ja tik jaučiau porą lašų nukritusių. Turim tiltą pirmąjį. Šitoj upėj tai maudyčiausi. Nejuokauja. Kas yra? Kaip nors pamačiau. Oi, juda tiltą, žinau. Oi. Žiūrėk. Aš matau. Šiaip tai labai teka gražiai. Aš gal mūsų nuotrauką darysiu. Tai vat atėjom į mūsų kempingą čia vakarą. Turim upę. Tenais čia vienas kempingas, bet mums nepatiko. Čia kitas kempingas. Čia Monika, pamojuojam. Ir čia turim dar vieną, bet ant beržas lūkštantis. Kabo virš galvos, tai nusprendžiau, kad šitas bus geriausias. Turim 7 km 300, 2 valandėlės su trupinukais.
Šiandienai užteks. Monikas stato, o laikyti reikia. Palauk. Semsimės vandenuką.